Man pavardė buvo ir nuo seniau gal turbūt, dar prūsų laikais, kada kryžiuočiai užėmė didesnį dalį Prūsijos, kai krikštydavo prūsus, tai atseit tada man ir buvo duota pavardė, būtent Lukaševičius. Ot mostelė ranka kryžiuočių dvasininkas, štai bus Lukas ir nuo to gavo Lukaševičius. Petru pavadino, kadangi aš gimiau prieš Petrinės, o čia Punskės, tai yra gana didžiulis, vyksta didžiulis atlaidas, tai vadinamos Petrinės, būtent, na ir gavau tokį vardą Petras. O mes dabar randamės mes, tai vadiname Jotvingių prūsų gyvenvietėj, kuri yra dabar paskirta prie Oškinių kaimo, anksčiau buvo Šilainė, kadangi šitos žmonės iš Šilainės vienu žodžiu prievartą išvežė į vokiečiai, mainydami su sovietais į Lietuvą, nu ir iš ten vienas kitas jie grįžo, tai ir viskas, liko tuštumos. Vėliau, kurie sugrįžo, tai apsigyveno savo sodybose, o likusieji, na, jau kai užsidarė tą geležinę užtvarą, tada jau nesugebėjo ir nebuvo pajėgus sugrįžti. Dalis šito kaimo gyventojų buvo ištremta į Sibirą, kadangi už tą partizanų rėmimą būtent Lietuvoje ir pasireiškimą būtent kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės, tarp kitko miškuose, na ir taip yra. Čia yra Punsko valsčius, kitaip sakant, Punsko parapija, kur būtent yra statoma šita Jotvingių prūsų gyvenvietė. Kiek čia kilometrų iki Punsko? Nuo Punsko yra kažkur apie 3 kilometrus, priklauso, kuriuo keliu važiuosis, nes čia yra praktiškai vienas įvažiavimas ir vienas išvažiavimas, bet keliai suveda iš visų pusių. O gyvenvietė tai kaip iš tikrųjų vadinasi, koks oficialus? Jos oficialus pavadinimas yra Jotvingių prūsų gyvenvietė, būtent Oškiniai ir numeris duotas 42. Punsko valsčius, Oškinių kaimas. Jo, ir reiškia 42. Bet kadangi šitą vietovę labai puikiai prisimena žmonės, tai visuomet sako, kad tai ne Oškiniai, o kalbamojai šnekoj vadinama tai yra Šilainė. Šilainė, taip? Taip, Šilainė. O šita gyvenvietė Jotvingių prūsų, taip? O čia yra gyvenvietė būtent Jotvingių prūsų. Dabar mes, reiškia, šita gyvenvietė bendrai yra padalyta į 2 dalis. Tai yra istorinė dalis, kurioje mes dabar randamės, kur yra atkurama būtent kiek įmanoma pagal tuos visus įstatymus ir taip toliau. Atkurama būtent iki imtinai su 13 amžių. Iki ir imtinai su 13 amžių, kada dar mes buvom laisvus, kada mes gyvenam savo žemėse, gyvenam savo gyvenimą. Kokia čia teritorija apima? Čia bendrai paėmus tai yra Lašalės jūros, tos teritorijos, kurioje mes gyvenam, dar gyvenam 13 amžiui. Juk yra apskaičiuota, mokslininkai tarp kitko yra apskaičiavę, kad Lietuva su Latvija šiandien užima būtent 2, atseit ne visai 2 šeštasias teritorijos, kurią mes kaip po baltai turėjom dar 13 amžiui. Tai yra Lašalės jūroje, apie 7,5 hektaro čia yra žemės. Fizinė prasme. Kas liečia dvasinė prasme, tai būtent čia yra atkurama nuo Vyslos iki Nemuno, nuo Baltijos jūros link Minsko, iki galima sakyti Minsko, Balstogės, žemiau Balstogės ir taip toliau. Ta visa teritorija, kurioje mes gyvenam, kur mes palikom savo kapus, pilkapius, piliakalnius, na, tai vienu žodžiu visą tai, ką mes turėjome.